Sveiki, aš esu Artūras, man skolingas 30 eurų ir jūs žiūrite mano video. Prieš porą dienų net iš kelių draugų išgirdau, jog socialinis tinklas Telegram pradės viešinti savo vartotojų duomenys vyriausybei dėl platformoje vykstančių nelegalių veiklų. Vardan jūsų ir vardan tiesos aš šiandien išnardžiau visą internetą ir išsiaiškinau visą tiesą. Tai jau jums papasakosiu. Ši sniego lavina prasidėjo Prancūzijoje, kur buvo sulaikytas Telegram vadovas Pavelas Durovas. Jam reiškiamos pretenzijos dėl neprižiūrimo turinio, atsisakymo bendradarbiauti su valdžia ir taip pat jog neužkertamas kelias per Telegram toliau platinti narkotinės medžiagas bei pornografiją. Durovas teigia, jog jisai atsisako dalinti savo duomenimis su vyriausybėmis. Suvaldyti turinį internetinėje erdvėje prieš porą metų įsigaliojo skaitmeninių paslaugų aktas, sutrumpintai SPA, pagal kurį visos skaitmeninės bendrovės Europos Sąjungoje tampa atsakingos už jų platformose keliamą turinį. Aišku, ne visos įmonės turi laikytis tų pačių standartų. Bendrovėms turinčioms daugiau nei 45 milijonus aktyvių vartotojų reikalavimai yra žymiai griežtesni ir baudos žymiai didesnės. Iš tikrųjų, aš netgi perskaičiau tą visą SPA ir išsiaiškinau, kad tos baudos gali siekti iki 6 procentų nuo apyvartos metinės, kas yra visai nemaža suma. Tačiau Telegram bendrovė to kol kas dar išvengia, nes pasak jų Europos Sąjungoje jie turi 41 milijoną aktyvių naudotojų. Taigi, kol kas skaitmeninių paslaugų aktas jiems negalioja. Panašu, kad jie nieko nemonitorins. Taipogi pasižiūrėjus truputį išsamiau į SPA, išsiaiškinau, jog jų tikslas yra sukurti galimybę žmonėm pareportinti žymiai paprasčiau ir efektyviau, taip siekiant užtikrinti gražesnę aplinką internete. Durovas rugsėjo 23 dieną Telegram platformoje paskelbė įrašą. Cituoju. Telegram dabar bendradarbiaus su teisėsaugos institucijų prašymais. Raktinis žodis – prašymais. Kitaip sakant, Telegram dalinsis savo duomenimis su vyriausybė tik tais tuo atveju, jeigu jinai gaus tiesioginį prašymą specifinių duomenų. Taigi panašu, jog didžiausia grėsmė kol kas kyla nusikaltėliams, kurie veikia per Telegram grupes bei botus. Panašu, jog mūsų privatus pokalbiai liks privatus. O dabar orai. Gerai apsirenk ir bus šilta.